Mielas jaunime, šioje katechezėje mano draugo draugai bažnyčia mes pažvelgsime į Kristaus bažnyčią. Draugystė su Jėzumi nėra tikslas pats savyje, bet draugystė su Jėzumi veda į bendruomenę, veda į bažnyčią. O kamgi reikalinga bažnyčia? Štai katalikų bažnyčios katekizmas pastebi. Dievui reikia bažnyčios, nes jis nori išganyti ne pavienius, o visus žmonės. Jis nori visą žmoniją padaryti savo tauta. Įsivaizduoju jaunuolį, kuris užeina į bažnyčią ir ką jis ten pamato. Daugiausia pamato vyresnio amžiaus žmonės ir galvoja, kurgi čia dabar mane Jėzus atvedė. Aš mieliau pabūčiau jaunų žmonių kompanijoje, mieliau pasidžiaugčiau savo jaunystę su kitais savo bendramžiais. O bažnyčia? Jėzus savo draugystę siūlo visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų amžiaus, nuo rasės, nuo lyties. Jis kviečia visus į bendrystę. Bažnyčia yra kaip šeima, o šeimoje yra ir kūdikių, ir vaikų, ir jaunuolių, o taip pat ir suaugusių, bei jau garbingo amžiaus sulaukusių žmonių. Galbūt kartais nėra lengva visiems sutarti, bet tai juk šeima, taip ir bažnyčia. Čia vietos randa visi. Mąstant apie bažnyčią, jaunam žmogui gali kilti pagunda nepriimti visos bažnyčios tikrovės, o tik kažkuri bažnyčios fragmentą. Ir tuomet klausti, Viešpatie, man nepatinka tavo draugai, jie netokie tobuli, kaip tu, na ir kaip aš negaliu jų tokių priimti. Mes norėtume nurodinėti, su kuo Dievas turėtų draugauti ir taip daryti įtaką viešpačiui. Bet viešpats renkasi laisvai, su kuo jam draugauti. Tikriausiai garbingai fariziejai savo vaikus įspėdavo nedraugauti su Jėzumi, nes jis yra nusidėjėlių ir muitininkų bičiulis. O kaip aš? Ar Jėzus yra mano draugas? Ir ar Jėzaus draugai yra taip pat ir mano draugai? Bažnyčiai vadovauti Jėzus pasirinko Petrą. Tai apaštalas, kuris 3 kartus išsižadėjo, išsigynė Jėzaus. Kodėl Jėzus patį silpniausią pasirinko vadovauti bažnyčiai? Tikriausiai dėl to, kad žmogus, kuris turėjo savo silpnybių, buvo parpuolęs, bet pasikėlė, jis gali atjausti ir suprasti kiekvieną, kuris parpuola, kuris keliasi, kuris yra silpnas, kuris nėra toks jau visapusiškai tobulas. Kalbant apie amžių, bažnyčioje yra įvairaus amžiaus žmonių. Bet jeigu mes pažvelgsime į Senąjį testamentą, matysime, kad Dievas pasikviečia jaunuolį Samuelį, kad Dievas pašaukia vaikiną Dovydą vadovauti tautai, bet lygiai taip pat Dievas pašaukia ir senus žmonės, pavyzdžiui, Abromą ir Sarą. Abromas buvo senyvo amžiaus, kuomet Dievas davė jam palikuonių, suteikė pažadus ir Abromas yra visų tikinčiųjų protėvis. Tas, kuris pasižymėjo stipriausių tikėjimų. 2012 metais birželio mėnesį vyko Tarptautinis Eucharistinis kongresas Dubline, kuriame ir man teko dalyvauti. Vieną kongreso dieną buvo organizuojama eucharistinė procesija per miestą. Ta procesija buvo labai ilga. Žinoma, priekyje ėjo kryžius, po to
kunigai, vienuoliai, įvairios katalikiškos organizacijos, kurios nešė savo atributiką, vėliavas, buvo pasipuošę žmonės įvairiomis savo organizacijų uniformomis. Tačiau pačioje procesijos pabaigoje, procesijos gale ėjo keletą senučių. Viena iš jų ėjo gerokai atsilikusi nuo visos procesijos, pasiramsčiuodama 2 lazdomis. Man pagailo tos senutės, bet kartu aš ir pamačiau, koks tai yra tikėjimo liudijimas. Visi žurnalistai filmavo, fotografavo procesijos priekį. Ten buvo tikrai daug ko pamatyti ir pasižiūrėti. Tas visas puošnumas, visas grožis. Tačiau niekas neatkreipė dėmesio į procesijos pabaigoje einančią 2 lazdomis pasiramsčiuojančią senutę. Ir man ta senutė kažko savo vidumi aš pajutau su ją tokią gilią dvasinę giminystę. Tiesiog supratau, kad ji yra Jėzaus draugė. Ji bičiuliaujasi su Jėzumi. Todėl, nežiūrėdama savo senyvo amžiaus, ji vis tiek ryžosi dalyvauti Tarptautinio Eucharistinio kongreso procesijoje. Jaunimo katekizmas, kalbėdamas apie bažnyčią, sako: niekas nenueina į dangų asocialiu keliu. Kas galvoja tik apie save ir savo sielos išganymą, tas gyvena asocialiai. Kaip žemėje, taip ir danguje tai neįmanoma. Pats Dievas nėra asocialus, nėra vienišius, nėra esybė, kuriai vienos savęs pakanka. Trejybinis Dievas iš esmės yra socialus. Tai meilės bendrystė, amžinijos mainai. Pagal Dievo modelį ir žmogus linkęs į bendrystę, mainus, užuojautą ir meilę. Mes esame atsakingi vienas už kitą. Mes ilgimės ir norime ir ieškome turėti tobulus draugus. Ieškome tobulos bendruomenės, tobulos bažnyčios. Bet vos tik mes tokią tobulą bendruomenę, tobulą draugų ratą atrandame ir į jį įstojame, suvokiame, kad tai dar nėra tobula. Ir mums tikriausiai kyla klausimas, kodėlgi Jėzus į savo bažnyčią pasikvietė tokius netobulus žmonės. Bet tuomet pagalvokime ir apie save. Koksgi aš esu, jeigu Jėzus ir mane pakvietė. Juk ir aš esu pašauktas, pakviestas į bendrystę su Dievu tik iš Dievo malonės. Kaip ir šventajame rašte skaitome, ką jis pašaukė, tuos ir išaukštino. Dievas pasirinko tai, kas jam patinka, tik iš malonės, ne dėl kokių nors mano nuopelnų. Tad atraskime bažnyčią kaip mano bičiulio Jėzaus draugų bendruomenę.